Šilutės kultūros namai savo istoriją pradėjo iškart po Antrojo pasaulinio karo 1945 metų balandį. Tai buvo vienas pirmųjų žingsnių atkuriant miestelio kultūrinį gyvenimą, kai žmonės dar tik kūrėsi iš naujo po karo sukrėtimų. Pirmieji kultūros namai įsikūrė sename pastate, o juose buvo rengiami koncertai, vaidinimai, susitikimai su menininkais. Tuo metu kultūrinė veikla turėjo svarbią socialinę reikšmę, ji telkė bendruomenę, skleidė lietuvišką žodį ir padėjo žmonėms atrasti dvasinę stiprybę. Vėliau, augant miestui ir bendruomenės poreikiams, kultūros namai buvo perkelti į didesnes, modernesnes patalpas. 1987 pastatytas naujas pastatas dabartinėje vietoje Lietuvininkų gatvėje. Tai buvo modernus statinys su seil, skirta ne tik koncertams, bet ir kino peržiūroms bei bendruomenės renginiams. Prie kultūros namų buvo įrengta kraštiečių alėja, skirta iš Šilutės kilusiems žymiems žmonėms pagerbti, o aplinkoje atsirado simbolinių akcentų, kaip skulptūra, potvynis. Taip Šilutės kultūros namai tapo svarbiu kultūros centru, kuriame iš kartos į kartą buvo perduodamos tradicijos, vyko dainų ir šokių kolektyvų repeticijos, kūrėsi naujos kultūrinės iniciatyvos.